Sveiki visi, tai šiandieną ekspromtu iš tikrųjų išeinu į laivą, tai jeigu turėsit kokių klausimų, tai aš jau pasiėmiau telefoną, nes iš tikrųjų geriausiai galiu ir matyti, tai rašykit, jeigu turit kokių klausimėlių. Na, o mes gaminsime baltyminius keksiukus, kur šiandien labai greitai norisi pasigaminti, tinka ir karštas, ir šaltas, ir kaip norit, kada norit, ir kas puikiausia, kad galima ir valgyti pusryčiam, pietum, netgi vakarieniai, tai žinokit, jums tikrai patiks. Tai aš pasiėmiau labai daug kiaušinių ir iš tikrųjų čia, nežinau, 6 ar 7, žiūrėsim pagal situaciją. Taip pat mėgstu mažus pomidoriukus, čia jau nusiploviau, pasiėmiau tokie kaip lapai vadinami, ar ne, žirnių, tai man jie patinka, pasismulkinsim. Geltona ir raudona paprika. Tai irgi po vieną, bet galbūt mums čia tiek neprireiks. Aš turbūt labai tamsiai čia matausi, stengiuosi kiek galima daugiau šviesos. Ir kaip visada, labai iš tikrųjų gerai padedam planui B, kai baigėsi visos daržovės. Tai aš labai mėgstu kameroje turėti čia jau planas B, šaldytos daržovės, jų gali būti įvairių. Čia yra pas mane morka, paskui kukurūzas, žirnelis ir šparaginės pupelės, bet taipogi yra įvairiausi iš tikrųjų parduotuviai. Mėgstu ir paprikas, tai vėlgi geriausiai turėti 2-3 maišelius, jeigu prireikia, ir tai puikiai galima panaudoti ne vien tik prie kiaušinių, šiaip naudoju ir prie žuvies gėrybių, ar tiesiog kai nebelieka jokių daržovių, tai idealus variantas, žinokit. Na ir mums reikės, aišku, prieskonių, šiek tiek aliejaus patepimui mūsų keksiukus. Aš turiu tokias silikoninės, tai žiūrėsim, kiek mums jų reikės. Čia papuršim šiek tiek aliejaus. Aš naudoju avokado aliejų, nes jį galima ir kepti, ir naudoti salotom, ir labai sveika. Ir jis neturi tokio, žinot, skonio specifinio, taip kad labai idealiai ir naudingas organizmui, neužkimša mūsų kraujagyslių, kas svarbiausia, ar ne? Na ir ką, pradedam gal pirmiausia, aš neatsinešiau peilių, tuoj sekundėlę. Kažkaip vis kažką pamiršti, atrodo viską turi, nieko tokio. Ką pasipjaustysime, daržovės, aš pradėsiu nuo pomidoriukų. Šiaip pas mane jie mažiukai, tai aš per pusę. Labai greitai, kai sako, kai moteris, neturiu laiko kada gaminti, tai va čia idealiai tinka šašas ir viskas, ir paruošta. Čia mums gal tiek nereikės, bet aš vis tiek juos sunaudosiu, suvalgysiu. Turbūt maniškis pagalando jau peilį, aš iš karto jaučiu, kad kažkaip labai jau slysta, kaip per sviestą. Iš karto jaučiasi. Nes gamino, kai sako, tai ant kalėdų. Tai, kai sako, buvo šeimininkas virtuviai, kas labai gerai, biškį pakeičia ir mane. Mes pasiskirstom. Tai jau kalėdos tai yra jo. Jis mėgsta gaminti, tai kas prisijungėt, parašykit, ar aš matausi, girdžiuosi, nes visko būna, kad garsas dingsta ir panašiai. Tai nesikuklinam, rašom, bendraujam. Gerai, čia susipjaušiu. Šiaip turbūt užteks, galbūt žiūrėsim po pusę paprikos, jeigu dar reikės, tai pasipjaustysim daugiau. Aš viską taip, pomidoras dideliais kvadratėliais per pusę, jeigu didesni pomidorai mažiau galima papjaustyti, smulkiau. Na, pas mane mažiukai, tai mėgstu ir nežaidžiu. Jau ten ir taip mažiukai nėra ką pjaustyti. Kuo mažiau, tuo geriau. Laiko susitaupo, kas ten valgyt neturi laiko, tai žinokit, nereikia daug laiko, aš irgi nemėgėju virtuvėje sėdėti. Tikrai to laiko galima atrasti, vat paprastai skaniai pasidaryti. Taipogi, norėjau priminti, šiaip atsiranda tų žmonių, kurie vis dar parašo. Tam, kas tikrai aktualu, kas nori tikrai, vat, po švenčių numesti
atsikratyti kilogramų, kuriuos priaugo per šventes, dar naujieji artėja, tai tikrai suvalgysim ir dar kiek pavalgysim. Tai čia jau žinokit, kas be ko, bus reikalų, bus kilogramų ir ne vienas, tai 2-3 drąsiai. Tai žinokit, kad sausio 5 naujas mūsų iššūkis, kuris padės, kai sako, mum ir atsikratyti tų kilogramų, įsivažiuoti į sportuką, bus ir lengvų, ir ilgų treniruočių. Tai žinokit, sportuosim 6 kartus savaitę, įsivažiuosim po biškį ir pamatysit, kai bus fainai, jūs net neįsivaizduojat. Tai po visų švenčių labai užsiteršiam organizmą ir mums iš tikrųjų reikia jį išsivalyti, nes valgom tikrai daug. Ir taipogi čia dabar kiaušinius mušim ir aš čia jau juos nusiploviau. Ir suplaksim, užsiteršiam savo organizmą, užrūgštinam jį, nes kai mes gimstam, tai mūsų organizmas šarminis, o valgant neteisingą maistą, geriant alkoholį, kavą, ant tuščio skrandžio ypatingai, nesveika mityba, daug riebalų, daug angliavandenių, daug miltinių patiekalų, desertų nesveikų. Tai žinokit, labai užrūgština ir rūgštinėje terpėje. Čia įdėsiu, mėgstu paukštienos šiek tiek prieskonių, druska, pipirai, sausas česnakas pas mane. Tai užrūgština mūsų organizmą ir žinokit, tame rūgštinėme organizme veisiasi kas? Bakterijos, grybelis. Dėl to ant tiek užteršiam, paskui ir norim ko? Saldumynų, saldaus, sūraus ir prasideda va, ypatingi norai, negaliu sustoti, nežinau kas darosi, traukiant saldumynų, negaliu gyventi be saldumynų, tai žinokit, čia visos bakterijos, grybeliai to nori ne jūs ir provokuoja, kad jūs eitumėt prie šaldytuvo. Tai žinokit, labai yra svarbu atstatyti tą balansą, aišku, ir išsivalyti, ypatingai po švenčių. Visko valgom, geriam ir tikrai mum jau ten negalvoj, jeigu dar einam į kokius restoranus, kavinės, į svečius, tai jau visko būna. Tai jau patys žinot, kad ten jau taip jau neblogai. Visko užsiteršiam. Tai kviečiu visus dalyvauti sausio 5 dieną naujame 3 savaičių iššūkyje, kaina 20 svarų. Sportuosim 6 kartus į savaitę, gausit mitybos planą, kuris labai fainas, šiaip sukūriau, labai fainą, labai tokį paprastą. Ir patiekalai irgi tokie visiškai man ant bangos, kai sako, tai viską perkūriau, sukūriau. Tai žinokit, bus labai ir skanu ir mes tikrai nebedausim, kai įsivaizduokite, kad čia jau detoksas, tai jau čia badas, tikrai ne. Tikrai labai skaniai, sveikai. Čia aš dabar dėsiu tuos lapelius į kiaušinių. Čia aišku galima įdėti, jeigu mėgstat, krapus, petražolės labai. Ir dabar sudėsiu aš iš karto raudoną, geltoną papriką. Jėzus, kaip krenta šiandien viskas. Nežinau, kažkas tai skuba. Pomidoriukų. Aš visų jų nedėsiu, nes čia pas mane bus man turbūt per daug. Bus šalia. Ir mūsų šaldytas daržovės šitaip šiandien. Aš pasistengsiu nuo dūšios, kai sako. Kartais tikrai taip. Nu, čia galima įdėti, iš tikrųjų, labai norėjau, bet šiandien niekaip man neišėjo. Nueiti į parduotuvę, tai žinokit, galima įdėti varškės, kas mėgsta, aš tai labai mėgstu. Bet tada jau atminkite, jeigu vakare valgysi, tai vis tiek jau varškė yra toks produktas, kuris užrūgština organizmą. Ar ne? Tai jau vakarieniai, tai geriau mažiau.
O kiaušinis jis mums naudingas, reikalingas, tai yra ir gerieji riebalai, nebijoti reikia to trynio, mums naudingas ir mūsų plaukam, nagam, visiems organizmam, tiem organam ir tuo pačiu naudingas ir nagam, ir odai, ir mūsų smegenim, nes irgi iš riebalų sudarytos, tai nereikia bijoti, čia yra gerasis riebalas, kur tikrai mums yra naudingas ir geras. Gerai, čia dabar aš jau pasiimsiu savo indėlius, žiūrėkit, kaip čia greitai viskas gaminasi. Ras ir viskas. Gerai, čia po tokį papurškimą po vieną. Ir aš dėsiu su šaukštu. Čia turbūt man labai jau vietos bus mažai, kaip nors gal. Prieisiu įdėti. Jeigu turit mažesnį kažkokį tai samtį, tai galite irgi. Jeigu labai, aišku, galima šiek tiek įdėti ir savo mėgstamų sveikesnių miltų, avižų, speltų, dar kažko, tai bus tokie jie šiek tiek kietesni, ar ne? Dabar tokie skystesni, bet nieko. Bet tada jau atminkit, kad jau dėsit angliavandenių, o čia yra su sveikais salota, ląstelienam, kad ir pamaitins mūsų organizme gerasias bakterijas. Nes geras bakterijos mums kaip tik padeda organizmui, o blogosios mus provokuoja valgyti nesveiką maistą, visokius saldumynus. Tai čia ne jūs kalti, ne valia, ne dar kažkas, o visos tos bakterijos, ar ne? Na, tikėkime, čia jau paskutinį įdėsiu ir sutalpinsiu. Šiandien labai pasistengiu, kiek kartais neišeina mažiau gaminti. Turbūt suprasit ir ne tik mane suprasit, nes gal ir jums pasitaiko, kad daugiau išeina negu reikia. Viskas dedame į orkaitę ir kepam, kol iškeps. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Tai labai greitai, labai paprastai. Stebėkit. Op, viskas, 5 minutės darbo. Čia šitus pomidoriukus paserviruosime ir paprikas visą kitą galima šalia. Tai gausite ir baltymų, ir daržovių, ir visko, ko reikia mūsų organizmui, šašas ir viskas. Na, o improvizuotai pokį galima įdėti ir šiek tiek ar virtos vištienos dar dadėti. Tai bus dar daugiau baltymų, varškės galima, ar ne, tai bus daugiau baltymingi. Jeigu norit lengvesnių variantų, tai tik tais kiaušinis, ar ne, pusryčiam, vakarieniai puikiausiai tinka, nuostabus maistas ir galite netgi, kai sakant, kiaušinius valgyti, net vakarais lieknina, naudinga ir tikrai nereikia jų bijoti. Ir primenu, kas dar norite, sausio 5 dieną startuoja naujas 3 savaičių iššūkis ir jeigu prisijungsite iki naujųjų metų, dar primenu, nes kiti galbūt pražiopsojo ir nepastebėjo, dar galite gauti mano, jeigu prisijungsite, receptų knygutę, tai turėsite įvairiausių receptų, kuriuos galėsite panaudoti ir naujiems metams, ir kitiems naujiems metams, kitom kalėdom, šventėm, Velykom, gimtadieniam ar kitiem galbūt ne dar kažkokiem tai renginiam ar susiėjimam, nustebinti savo vyrą, draugę, svečius ir panašiai. Ir tuo pačiu, kai moteris sako, nežinau ką gaminti, neturiu fantazijos, tai prašau, jums bus ir fantazija. Atsiversite, pasidarysite ir pasidalinkit mergino, žinau, kad kurios jau turite ir darėte ir nes ten yra ir nuo gėrimo iki saldaus, ir mišrainio ir tikrai žinau, kad darėte, aš ir dariau, ir sausainius pasidariau, ir mišrainis sakė skanios, tai tikrai verta tuo, kad turėsite ką gaminti, nereikės ieškoti kažkur, viskas vienoje vietoje, tuo pačiu iš karto prisijungti į iššūkį ir
tuo pačiu atsikratyti, pagaliau išsivalyti organizmą, atsikratyti kilogramų, pradėti naujus metus gerai, taipogi galite netgi ateiti ir su draugė ir padaryti draugiai dovaną nupirkti, kai sako dovanų tiek receptai, tiek pačios eiti kartu ir linksmiau, ir smagiau, ir ko laukti jau ne už kalnų, jau nauji metai, tai žinokit, pradėkim, kai sako, naujai švarų lapą, kur galima tikrai pagaliau pasirūpinti savimi. Nežinau, daug kas dabar galvoja, kad ir vėl niekas šiais metais nepasikeitė, ir vėl nesulieknėjau, vėl nenumečiau kilogramų, dar daugiau priaugau netgi bevalgydama ant švenčių. Tai yra jūsų šansas, kur galite pagaliau tai pakeisti ir pakeisti jau nuo 1 sausio dienų. Tai ką, gražaus jums sekmadienio ir susitiksim kitą kartą. Dar, aišku, pažiūrėsiu, gal parašėte kažkokių tai klausimų ir jeigu tikrai turėsite kažkokių klausimų, tai būtinai rašykite ir aš mielai jums atsakysiu, jeigu netgi yra kažkokių tai būtent susijusi ar su iššūkiu, ar su kažkokiais tai dar klausimais, tai nebijokite. Aš mielai jums į juos atsakysiu. Tai ką, klausimų nematau. Gražaus tada likusio sekmadienio ir susitiksime, tikiuosi, jau šį trečiadienį, ar ne, nes galvoju vėl, ką jums tokio greito, gerai pagaminti ir taipogi netgi ant naujųjų metų stalo. Tai kad būtų sveika, greitai jums ir nepakenktumėm savo figūrom, ar ne? Tai ką, gražaus vakarėlio ir iki.